Nu ką, pagaliau sutvarkėm Mustangą ir sutvarkėm greičiau negu išėjo GTA 6, labai džiugu. Šiandien pas mus bus tokia amerikietiška istorija apie bachurėlį, kuris galvoja, kad mašina yra jo ego asmenybės pratęsimas. Jis dažniausiai nešioja Honolulu marškinėlius, jis visą laiką nešioja saulės akinius, kad ir lietus lyja, blėt, pisas sniegas, jis vis tiek visą laiką su akiniais ir visą laiką varo į BMW mitus arba į Forumo parkingą ir visiems aiškina BMW-stam. Ne, nu seniai, žinai, 5 litrai yra grynas arklio galios atmosferikas. Čia jūsų tas BMW 3 litrinis dizelis. Jeigu svaro degalinės vis laik pilasi 28 ir labai su panika žiūri žmonės, kurie važinėja su dizelinu. Čia yra tipinis Mustango vairuotojas. Važiuojama! Nu ką, mes galim pasakyti apie šitą mūsų kvazimodziką. Labai gražus dizainas, 60 metų Mustangas realiai gaminamas tokiam pat dizainė. Nu, nuo pirmos kartos, vėliau nuo 5, 6 ir 7 panašus dizainas buvo. 60 metų gamino, 65 metais pirmą Mustangą paleido, milijonais parsidavinėjo Mustangai. Mustangų daugiau parduoda negu, nežinau, bet kurios kitos markės automobilių, 100%. Visi labai mėgo Mustangai, bet Mustangai nebuvo idealiai valdomi. Jie nebuvo idealiai valdomi. Tiesiog tai Mustangas tapo kaip Amerikos svajonė, kad tu po Vietnamo karo grįžti pakariavęs, gauni lengvatinę paskolą už $5,000 nusipirki namą, kurį išsimokai per 3 metus. Žmona nedirba, vaikų turi, iš vieno darbo puikiausiai galite išgyventi, nu ir greičiausiai paimsit savo Mustangą. Visi mėgo tais laikais Mustangus. Šeimos važinėjo kupose, niekas nesiparina, kaip dabar visi išpindėję, netalpama reikės klasės ir panašiai. Aplamai Lietuvoje Mustangas yra labiau egzotiškesnis negu Amerikoje, nes Amerikoje Mustangas, okei, turi Mustangą, nu gerai, kas iš to. O Lietuvoje žiūri žmonės, žiūri dėl vienos priežasties. Tu nesi kukas, kuris, karočią, vairuoja Porsche. Tu nesi kukas, kuris vairuoja Ferrari. Tu nesi marozas, kuris turi BMW arba Mercy, nes Mercy dabar pigesni, atrodo šviežiau, dėl to dabar labai daug marozo ant Mercy persida. Ir žmonės supranta, kad tu esi tas čiūvas, kuris mėgsta kaifuoti nuo automobilio. Žinau tik vieną, kad šitą dizainą kūrė žmogus polibomo labai mėgo 80-ųjų metų saugusi filmus, nes dizainas toks kaip 50 Shades of Grey, karočią, viskas labai kampuota, juoda, spoileriai, agresyvumas, dideli tikri duslintuvai, GT ženkliukas, iš priekio arklys, kaip pradžio, ką daryt, labai zaibės viskas. Daug buvo modifikacijų šitiem Mustangam, realiai buvo ir Mustangai 2-3 ekobūstai skirti nuomai Amerikoje, juos perka labai nuomos kompanijos, nes turistai labai mėgsta Mustangus, bet Lietuvoje žinau, kad Mustangai tik su 5 litrais parduodami ir labai gerai. 2-3 ekobūst, nesąmonė. Dabar tik tai 5 litrų V8 atmosferiniai Kojotai. Šitą kartosiu 100 kartų šiandien, karočią. Atmosferinis variklis, taip, atmosferinis variklis, na, bent jūs ekologijos, na. Gražus priekiniai žibintai, man labai patinka, kad žibintuose yra tokie vat ledai, kurie kaip Need for Speed'e posūkį arba kai būna kelio ženklai, kur rodo, kad reikia daryti posūkį, nei įsipysi. Ir čia ne veltui jie stovini ir gale panašus dizainas yra žibintų ir priekyje. Nes tipinis Mustangų vairuotojas dažniausiai įsivaizduoja, kad jis gali vairuoti geriau negu BMW vairuotojai. Jis įsivaizduoja, kad gali piešti spurgas prekybcentrėje, bet realybėje jis padaro pusę spurgos ir tada atvažiuoja technikinė pagalba ir pasiema jo tačką nahui. Sakau, Mustangų vairuotojai per daug tiki, kad jie gali gerai vairuoti. Bet Mustangas žinojo šitą nesąmonę, žinojo, kad pastovi žmonės įsipisa, blėt, kur nors. Nes iki 6 kartos, tiksliau, vis laik Mustango pakabus buvo lipdomas iš skirtingų Fordo komponentų ir norint kuo pigiau sukurti gražų automobilį, nes iš tikrųjų Ford Mustangas niekada ir nebuvo sportinis. Tik nuo 6 ir 7 kartos Mustangas suprato, mes galime konkuruoti su BMW M4. Taip, teisingai, su BMW M4, ne M2, o M4, nors BMW yra žymiai brangesnis. Jie vėliau prisiuosti kažko tai ir suprato, mes galime konkuruoti su Porsche 911 ir jie išleido 7 kartos Ford Mustang GTD. Tai ne dizelis, tai yra virš 700 arklio galių turintis bolidas, kuris realiai turi visas Le Mano technologijas, skirtas keliam ir sumušė Nürburgringo 7 minučių rekordą. Ir parodė Porsche, kad kur jo vieta. Bet aišku, Porsche'as niekada nenusileis ar sukurs kažką greitesnį. Bet Mustangas yra vis tiek didesnis automobilis už 911, taigi Fordas čia neblogai pasistengė. Vienintelis minusas, kad GTD išleisti 1000 vienetų, visi parduoti ir kaina $325,000. Blet, absurdas, iki ko pasaulis daėjo. Kalbant apie šitą Mustangą,
Čia pakaba yra visiškai kita, jinai yra sukurta specialiai Mustangui, 6 kartos Mustangui. Čia yra Magna-Ride, magnetinė hidraulinė pakaba. Kai reikia, kad automobilis važiuotų sportiškai, yra skystis, kur yra magnetinės dalelės ir įjungus magnetus, jos sukietėja. Na, matote, protingos technologijos. Audi jau senai šitą darė, bet atėjo laikas ir statyti šitos dalykus ir Mustangą. Dar pliusas, Brembo stabdžiai ir dar vienas didelis pliusas, kurį iškart galiu paminėti. Jinai vairuojasi. Jinai vairuojasi daug geriau negu Challenger, jinai vairuojasi daug geriau negu Camaro, negu Krevetės, Corvetės, Chevrolet. Jinai tikrai vairuojasi labai gerai, automobilis klauso, automobilį jauti, automobilį gali naudoti kasdienai. Yra daug režimų, vairo režimų, šiaip važiavimo režimų, Sport, Sport Plus, Track Mode, tai yra trasos modas, dragų trasos modas, kad čia daryk ką nori. Nu, prie ko galėčiau prisipist? Prie šito, va. Nežinau, vat nahui to reikia, vat. Atrodo kažką ten vedina, bet, blėt, nu gal yra skylutė, kur atsidaro, kai reikia. Aš nežinau, tai pažiūrėsim, bet pagal idėją čia viskas butaforkė. Taigi standartinė mūsų rubrika bagažinė. Pasižiūrim, kaip atsidaro bagažinė ir žiūrim, ar galėtų tilpti pasažyras į bagažinę. Toj pažiūrėsim. O, bagažnik yra subwooferis, čia Bang & Olufsen kolonėlis. Nu, iš bėdos mažas 1,50 m golfo žaidėjas čia galėtų tilpti. Čia galėtų tilpti jūsų golfo instruktorius. Normalus sėdėjimas žmogus čia netilptų. Bet golfo lazdas, golfo treneris tilptų tikrai. Vežimėlis, nu, blėt, iš bėdos, jeigu jūsų vaikas nedidelis. Nu, golfo žaidėjo, tai gal ir tilptų. Все, короче. Nu, čia paprasta mašina, nu, blėt, sakau, taip, tie, kurie supranta, žino, taip, gerai, V8 variklis, bet ką tu man gali pasiūlyti, aš čia vairuoju šipotą dizelį BMW, blėt, ir tu esi dalbajobas. Iš esmės teisingai. Bet tačkas tapo ant tiek galingos, kad, nu, blėt, nu, koks tolkas važiuoti ten su 700 arklio galio, 800-900 arklio galio hiperautomobiliu Lietuvos keliais. Mūsų, blėt, keliai nesugeba, nahu, aš 8, blėt, 2,5 tada jie atlaikyti, blėt, pakaba lūžta, dahui. Užtenka čia 400 pebarklių pilnai, eina pažiūrėti variklio skirį, dahui. Sakysit, o, Igoris, blėt, paseno, nahui, 400 pebarklių galių, jam jau, blėt, užtenka. Hebra, blėt, ne arklio galius esmė yra. Nu va, 5 litrų variklis Powered by Ford, 5 litrai atmosferikas. Kas nesupranta, nėra jokių turbinų, jokių kompresorių, tai yra nėra papildomų problemų. Jūs tiesiog 20 metų su ją važinėsite, jeigu daug nevažinėja, tai jinai važiuos ir važiuos. Čia resursų, nu nežinau, ant kiek, ant 300, 400, 500 tūkstančių yra tikrai. Variklis apsaugotas va su tokia balačka, kad tipo kėbalas nejudėtų. Žinot, labai geras variklis, labai čia tinka, nėra per daug arklio galių, yra malonu. Malonu jausti tos 400 PMG. Vienas kaifas, na. Kalbant apie variklio ilgaamžiškumą, amerikietiškos 5 litrų V8 yra labai patikimas variklis, bet kadangi jis yra beveik naujas, mes įpylėme į Hado naujų variklių kondicionierių. O jums rekomenduoju išbandyti Hado produktus, kaip ir šį metalo kondicionierių Touring, skirtas labiau važinėjimui mieste. Taipogi Hado turi keletą naujų produktų, tai yra gumos ir plastiko kondicionierius. Jūs galite atgaivinti savo plastiko dalis, galite atgaivinti savo padangas ir tiesiog jūsų automobilis iškart pradės alsuoti pavasario, vasaros šviežumu. Tas turi tekstilinius salonus, galite panaudoti interjero valiklį, specialiai tekstiliniam salonam iš Hado. Hado turi begalės daug produktų, tiek varikliam, tiek transmisijai, tiek purkštukam, DPF filtram, dabar jau ir plastikam, ir gumai. Ir jūs galite konkrečiai, jeigu nežinote, kokius produktų norit savo automobiliui, jūs galite parašyti į hado.lt, jums maloniai atsakys konsultantai, kokio jums produktą reikia. Jeigu jums to produkto nereikia, jie jums taip ir pasakys, kad jums to produkto nereikia. Taipogi galite kreiptis artimiausią savo automobilių dalių parduotuvę, kuri prekiauja Hado produkciją ir jie jūs irgi pakonsultuos. Naudokite Hado, važiuokite linksmai, važiuokite su šypsena, dovanokite viens kitam pozityvą ir važiuokite dar 100 000 kilometrų be jokių problemų. Hado. Pakalbėkime apie automobilio saloną. Labai gražios ilgos durys, maži veidrodėliai, per kuriuos nieko nesimato, nes amerikietiški veidrodėliai yra kitokie negu europiniai. Europiniai yra labiau lenkti. Atrodo maža smulkmena, bet patikėkit manim, europiniai veidrodėliai yra daug geresni. Mūsų tinka iškart Mustango pavadinimas, čigonų žirgas, nuostabu, gražu, daug yra chromo elemento, plastiko. Realiai niekas nepasikeitė. Su Fordo kokybė, plastiko daug ir ne visur jis kokybiškas. Bet koks skirtumas? Svarbiausia, kad tikroviškas variklis.
turiu omeny be garso kolonėlių, kad daro BMW, Audi, baisu. Kas eina dėl galinių sėdinių? Čia vietos nėra. Čia, jeigu jums vaikas gimė, tai pirmie mėnesiam gal ir ok, bet vėliau jums teks pirkti kitą automobilį. Aišku, Fordas galvoja, kad reikia Mustangą 4 durų leist, bet vadovas paskutiniu momentu sakė, žinote, jūs nenusikalbėkite, nesugadinam paskutinio ikoniško automobilio savo gamai ir nusprendė, kad jie neleis 4 durų Mustangų ir gerai padarė, nes, Dodge Challenger ir Dodge Charger. Lygtis Chargeris praktiškas yra 4 durų, bet, jis neatrodo gerai. Ir gadina kartu ir Challengeriui ekskliuzyvumą. Taipogi Mustangas turi, savo elektrinį Mach-E. Mach-E tai yra tikrai ta gėda. Aš manau, Mustangas tikrai nenorėtų, kad šitas modelis būtų išvydęs dienos šviesą, bet yra jau per vėlų, pažaidėm ekologiją, dabar nustojam žaisti ekologiją, neaišku, kaip tam po 4 metų bus. Bet šiai dienai džiugu, kad bent jau 5 litrų V8 paliko ir kūrė kitus galingesnius Mustangus. Fordas aplamai, kaip jie nori, jie gali ir Ford GT pagaminti, bet kainos tai ten, kiek ten kainos, $500 000 ten. Karočią, ne Lietuvos keliam tokias taškės, jos kažkur Amerikoje, Azijoje, viduriniuosiuose rytuose paslėptos arba važinėja. Pas mus Lietuvoje dar nemačiau Ford GT. Nors, norėčiau pabandyti, kas ten per dulkius ir blys. Ekobūsnis V6 3 litrų. Nu ką, atėjo laikas pravažiuoti, išbandysiu amerikietiškus arklus ir pasidalinti savo įspūdžiais. Geras vaibas, toks lengvas vaibukas eina nuo šitos mašinos, nors į muzoną klausyti kinukų saulės susidėti, konfliktinę maikutę, Vin Dieselę dahui. Ir tiesiog kaifuojam nuo gyvenimo. Posūkio radiusas šitoj taškai nėra pats geriausias, iškart galiu pasakyti. Atrodo, kaip, super limuzinas koks nors būtų, Bet kaifuoja, tiesiog važiuoja, kaifuoja, jauti puikia simbiozė su keliu, jauti, kad magnetinė pakaba dirba, galima vairą nustatyti, kad būtų sport režime, sport steering, comfort steering ir normal steering. Normal iškart pasakysiu šūdas, tuoj pažiūrėsim sport. Aš sport mėgstu. Iškart yra toks lengvas pasipriešinimas, taip kaip turėtų būti. Čia visiškas antagonizmas yra Volkswageno vairam, kurie yra kaip tešla, aš nežinau. Porsche vairai irgi yra kaip tešla ant komfort režimo. Ant sport plus jie yra normalūs. O čia viskas daug geriau padaryta. Toks jausmas, kad paprastas čiūvas, kuris savaitgalis mėgsta išgerti su draugais alų, išsikep šašlo, gavo užduotį iš departamento, kad reikia sukurti automobilį, kuris būtų valdomas gerai. Inžinierių davė pasireikšti. Čia puikiausiai jaučiasi. Čia puikiai subalansuoti 400 PM gali. Aišku, negalima prisižaisti. Jeigu yra labai šlapia, yra wet and snow režimas, tai automobilis tampa mažiau jautresnis gazo paspaudimam. Jeigu tu nori važiuoti ramiai, gali važiuoti ramiai, negąsdinti kaimynų dėl triukšmo. Bet jeigu tau kaimynų užpiso, tai tu gali įsijungti sport plus. Kiek čia, režimai eiktų nahui. Yra, track mode, yra drag mode. Bet iš esmės, duslintuvo garsas vis laik bus vienodas. Aš labai džiaugiuosi, kad mes turime Borla duslintuvą, kuris, nerealiai per garsiai kriokia, jau tikrai too much. Gal man būtų, nežinau, 19, gal ir paliktų įspūdį, bet, nesąmonė, tiesiog iki Palangos važiuoti su Borla. Tai džiaugiuosi, kad mes nuėmėm, palikom stoką. Stokas puikiausiai tinka. Dabartiniai automobiliai, kaip Tesla, iš viso skleidžia keistą garsą kažkokią, tai standartinio Fordo Mustango duslintuvo per akis yra. Kaip iš viso, kaip atsigerti nealkoholinio gaivaus alučio karštą dieną. O puikus valdymas, labai gerai klauso. Lengvai užsineša užpakalis, kada reikia. Lengvai, gracingai. Man atrodo, Ford Performance turi labai gabių inžinierių ir jeigu jie taip sugebėjo šitos Mustangus prikelt, tai aš manau, kad ir tikros lenktynėse jie sugebės pademonstruoti, pač Le Mane, ką jie sugeba. Automobilis puikiai valdosi. Puikiai valdosi, vos neužnešė dahui. Puikiai valdosi, Sport Plus viso gero, biškį palisėsime, per mažas keliukas, race track režimas, drag strip, taip ir prasideda problema. Sport paliksim. Gražus garsas, vos duodi gazą, 6 pavara įsijungia, 7, 8, 9 ir 10 dar yra. Iš viso pizda, jinai ekonomiška mašina palyginus. 3 litriniai Porsche, jie ryja, ne ką mažiau, jie, ta prasme, ryja kaip, nežinau, kaip kiaulės, Šitas automobilis bent jau apsukų didelių nedaro, jau ties taip poniškai, kad tu gali reguliuoti apsukas, tu gali važiuoti lėtai, gali važiuoti greitai, gali kaifuoti nuo proceso. Jeigu labai mėgstate autentiką, yra 7 greičių, paprasta rankinė greičių dėžė, jūs galite pavaras perrenginėti. Aš asmeniškai
jau netikiu paprastom greičių dėžėm, nes visur dabar yra jau 2 sankabų greičių dėžės. Nu, nėra prasmės iš tas manualinės, nu ką jūs ten norite įrodinėti, kad jūs esat puristai, gimė 90-ais, bet pasilgė 60 metų automobilių, kurių jūs niekada realiai nematėt, kaip jie buvo tiesiog pagaminti tiem laikam. Čia yra viskas mitas, gražiai parduoti jums. 10 bėgių automatas, jis nėra pats tobuliausias, jis nežais ten, kaip jūs norite, kad perjungs iš 3 į 2 pavarą. Ne, jis perjungs tada, kada jis supras, kad galima perjungti. Čia nėra 2 sankabų greičių dėžė. Bet jinai yra pakankamai gera 450 arklio galio automobilių. Jinai yra labai gera važinėti tiesiog į darbą, jinai labai gera važinėti, nežinau, į Birštoną, į Druskininkus, į Kauną, kur jūs norite nuvažiuoti, ten ir važiuojat. Galbūt kai kuriem jis atrodo per daug iššaukiantis, bet daugumai lietuvių Mustangai patinka. Nes, vat Amerika, vat patinka žmonėm. Jungiam antrą šaibą. Šikna užneša gražiai. Yra tas muskelkaro užpakalio išnešimas, kada duodi daugiau gazo, tada stabilumo sistema tau leidžia šiek tiek pažaisti su galu. Šiek tiek užneša, bet ne per daug. Bet reikia žinoti, kad tu iki 6000 apsukų važiuoji stabiliai, kai su kokiu Porsche, o vėliau jis duoda šiek tiek užpakalį užnešti. Tai reikia labai gerai žinoti, kokiu režimu ir kur jūs važiuojate. Jeigu jūs to nesuprasit, tai ir tokį automobilį galima neišvairuoti. Reikia su pagarba amerikietiškus automobilius vairuoti. Man patinka, kad nėra per daug ekranėlių. Čia labai primityvus paprastas ekranėlis, multimedija irgi. Nu, jinai nuobodi, mes pripratę išpindėję prie BMW, prie Mercedeso sistemų. Čia yra per daug paprasta, per daug neįdomu ir aš net nenorėčiau tipo su planšetėmis Fordų turėti, nes ten iš viso turbūt, nu, tiesiog neįmanoma būtų išsiaiškinti. Dabartinės BMW jau nesupranti, kad reikia spaudinėti. Ir čia priekį yra paprastas ekranėlis, nieko tokio super įspūdingo, bet vat rodo apsukas, kaip žaidime. Gal čia moldus dar gali keisti, bet man šitie neįdomus grafiniai žaidimėliai. Aš grinai dėl variklio garso šitą automobilį vairuoju. Net visi kažkur važiuoja Lietuvoje atostogauti, veža savo babas į Palangą, į Basanavkę, šalteko pavalgyti. Koks galėtų žmogus vairuoti tokį automobilį? Nežinau, turbūt tas žmogus, kuris 40 metų norėtų įsigyti motociklą, bet supranta, kad motociklas, nu, ne jo. Сука ты нахуй, блядь. Eik tu nahui. Nu kodėl, blядь? Ką, blядь, visas Vilnius, blядь. Jau tiek šaibą visi uždirba, kad jau neturi kur leisti Vilniuje. Visi pisa, blядь, kur nors nahui. Į kaimus, blядь, į Birštonas, blядь. Leisti šaibą, blядь, burgerį pod Vacoką valgyti. Patinka man šitie jungikliai tokie metaliniai. Senoviniai dar visi mygtukai, nahui. Tokie pigus, galėtų biškai geriau padaryti, bet mygtukai vis tiek yra geriau, tu įsiprofinė, per mėnesį viską perjunginėt, žiūri į kelią, perjunginė ir viskas. Nes dabar ES, man atrodo, po kelių metų lieps visus naujus automobilius vėl atgal daryti su mygtukais ir kad būtų įmanoma perjungti mygtukus arba perjungti tas svarbės funkcijas, nenuleidžiant akių nuo kelio. Ir tai yra teisingai, nes, blėt, jūs planšetėje sėdite ir perjunginėjat, nežinau, ten, blėt, sėdinių šildymą ar dar ką nors. Jūsgi tuo metu net į kelią net nežiūrite, nematote, blėt. Visi jau pasitikė aklai, kad ten autonominės sistemas, juos ten turėtų apsaugoti, jeigu kas nors atsitiks. Bet, blėt, nu, elektronika vislai genda, niekada nepasitikėkite aklai, reikia, blėt, prasme, mąstyti atsakingai, laikyti vairą, važiuoti, suprasti, kokios yra kelio sąlygos, ar galima paspausti, ar negalima paspausti. Reikia jos atsakomybė, nes visi dabar, blėt, planšetinių karta užauga, be planšetės ir tik to, kad daugiau nieko nematė. Man planšečių nereikia. Kažkada galvojau, kad čia bus geras dalykas planšetė, bet aš klydau ir atsiėmu savo žodžius. Nu va, speed limit 100. Gerai, aš jums, karočią, 6 pavarą, nes karočią, Lietuvoje su greičiais labai nuostabu yra, vidutinė greičio motoklis. Nu, gali 110 čia važiuoti, bet 100 kiam, kaip galima bus pavažiuoti, tai pažiūrėsim, kaip jinai laikos ant kelio. Automobilis pakankamai kietas yra, aš nežinau, aš dabar nustatęs gal tą sport režimą, vis tiek čia yra magnetinė ta pakaba. Nu, karočią, automobilis turi savo charakterį, biškai kitesnis yra, čia vis tiek yra ta visa performance pakaba. Tai yra to kaina, už ką tu moki. Jeigu tu nori sportinio automobilio, tai tu privalai biškai savo subinę kitesniam kėbulę laikyti. Pakankamai stabiliai laikosi, viskas normaliai su ja. Va gal man nepatinkantis dalykas labai stogas.
Jis lygtais vietos daug stogo yra, ten porą, dar nežinau, 10 cm. Galva yra, aš 1,91 m ūgio, bet kojom vietos daug, bet vat, priekinės stiklas, nu, toks spaudimo jausmas yra lygtais. Galėjo biškį didesnį padaryti, bet gal čia man jau pirmieji senatvės požymiai, nahui. Pasakysiu taip, trasoj puikiausiai susitvarko ir Volkswagen Golf, nahui. Į skirtumą nulio. Šitą taškį reikia duoti normalų kelią. Toje nuvažiuosim prie trakų, pratestuosim. Jau 100 kem važiuojam. Ir blėt, ir suprantate, dabar visi naujų automobiliai turi tas greičių dėžės, kur daug pavarų. Ir visi tipo 100 kem važiuoja, blėt. Anksčiau būdavo, kad oi, galingesnė taškė, blėt, galiu paspaus, dabar jau, blėt, va. Suzuki, blėt, pirdolina 100 tram, blėt. Jaučias kelio triukšmas. Nors padangos geras, bet jaučias tuch. Ir čia ne padangų problema, jau garso izoliacijos problema. Bet Porsche 911, nu, palyginimai, aišku, čia labai riebas palyginimas, blėt. Kaip sakant, Porsche vairuotojas kaip perukštė čia šokį, blėt. Bet Porsche 911 net akmenukai girdisi, kaip, blėt, į kėbulą daužosi. Tai ten tai iš viso pizda. Čia dar palyginus normaliai. Galios tai pakankamai. Čia žinokit, blėt, pakankamai galios Lietuvoje. Malonu važiuot, blėt. Tai va, visai smagu trasa važiuot. Pasakysiu taip, man patinka. O čia tikiuosi Mustangas atsiskleis ir su gražumu, nu ne visų, bet 90% tai gal gražumu atsiskleidžia. Va. Ar Mustangas sugebės tais serpantiniais važiuoti, nes anksčiau jie niekada nesugebėdavo. Žmonės dažniausiai įsipizdavo kur nors, blėt, dėl to paiso. O čia kadangi jau žinome, kad yra magna pakaba, blėt, magnetinė, gerai subalansuota pakaba, kad automobilis daug stabilesnis, bet vis tiek, blėt, kažkoks tai yra jausmelis, kad čia yra visgi Mustangas, nahui, dėtka, čia reikia, blėt, su protu, nahui. Čia tokia tačkė čilinimai, va, neviršiai greičio, važiuoja sau ramiai. Variklio garsas, blėt. O, Porsche stovi. Tai puikus laikas dragui. Gal padraguot? O, lietuviškiam keliam galbūt Mustangas netgi labiau tinka. Bet delnai prakaitoja, nahui. Į baltus džinsus, nahui, savo parašutinius. Oho! Karočią taip, čia jeigu neduodi gazo iki galo, jinai taip padaryta, kad, nu, jinai stabiliai bėgėjasi, tu nejausi didelio pagreičio. Bet kadangi duodi gazo dugną, tai, blėt, jinai pradeda rodyti savo charakterį. Ir čia jau, žinot, ne kiekvienas galėtų suvairuoti didelių greičių jo. Bet čia, blėt, su sportiniu režimu, su V8, va čia galima, tipo, 9 važiuoti, tai važiuoja 9, toks jausmas, kad kovoja su stichija, blėt, biškė taip. Stabiliai, bet vis tiek kovoja su stichija. Ar vairas labai klauso asfalto? 7%, kartais 8 yra tokia biškį vaikščiojimo, blėt, pakabos. Jinai biškį minkštesnė, tai yra Grand Touring mašina, skirta kelionėm. Tai nėra sportinis automobilis, bet jis yra neblogai subalansuotas automobilis. Jeigu svajojate apie Mustangą, aš esu įsitikinęs, kad jūs kiekvieną vakarą užėjate, tikrinate, kokie automobiliai atpigo, kokie pabrango. Ir vis tiek vieną dieną ateina pavasaris, žydi pienės, žydi slyvos ir jūs sugalvojat, kad reikia pačekinti, kiek kainuoja amerikietiškas Mustangas ar Challengeris. Tai vat, jeigu norite savo Mustango, tai realiai galiu pasakyti, tai vienas iš geresnių jūsų pasirinkimo. Automobilis, kuris skirtas realiam važinėjimui. Challengeris, jo konkurentas, tai jau ne konkurentas. Challengeris yra tiesiog kėbulas, blėt, su barškučiais. Dabartinio Mustango konkurentas M3, M4. Ir Mustangas žymiai pigesnis. Blėt, aš paėdu jaust malonumą į patį. Blėt, jau biškį paspaudžiu. Čia, blėt, provokuoja šitą tačkę. Žinot, jinai, blėt, provokuoja. Yra tokios tačkės, kur neprovokuoja, kur, blėt, laukiai ramiai. Šitas posūkis yra ypatingai, kaip čia pasakyti gražiai. Daug žmonių labai išlėkia jame, nahui. Tai čia ir būna taip, kad dar mašina priešais važiuoja, jeigu paspaudė, jeigu galingesnė tačkė. Oi gražu, oi smagu, oi gražu. Žgalo Fordas, blėt, Raptorius, nahui, nepasiduoda, blėt, laikosi, kurio. Blėt, žinot, Fordai, jie
yra vienas iš didžiausių koncernų pasaulyje. Jeigu norėtų, jie galėtų pasakyti, žinote, mes BBD, mes nebegaminsime daugiau gerų tačkių, nahui, mes gaminsime, blėt, šūdus. Jie gamina ir šūdus, jie ir gamina dabar kartais šūdus, bet kaip jie nori, jie padaro tokią gerą tačkę, blėt. Kiekvienas gamintojas turėtų taip daryti. Pasaulis taps gražesnis, nahui. Beje, fun faktas, kad pradžiai norėjo Mustangą pavadinti karinio lėktuvo garbiai. Mustangas buvo toks. Vėliau, atrodo, Toriną norėjo pavadinti, nes Fordo valdybos narys, šefas turėjo meilužį iš Italijos. Bet galiausiai apsistojo, kad Fordas turi vadinti Mustangu žirgo garbiai. Tai va, netyčia tai viskas gavos. Kaip operatorių. Stojasi bibis, biški, pulsuoja bibis kelnes, sėdina šitoj tačkai. Ar tu esi tas, blėt, limuzinų fanas, nahui? Blet, aš čia kaifuoju tiesiog nuo variklio garso, man pizda kaip patinka. Ir tie lietuviški keliai, blet, subaladuoti visi. Mustangas puikiai atlaiko mūsų tos kelius lietuviškus. Reikia suprasti, čia yra muscle car, čia nėra, blet, sportinis kažkur super automobilis. Čia yra automobilis skirtas pademonstruoti raumenukus. Blet, zaibys. Ir tie 4 marko gali, va čia pats tas, nahui. Va pasižais, lietuviški orai, visą laiką gali būti 10 laipsnių, dabar šalta, nahui, laukia yra, aš nežinau. Mane man tiek užpisa, blėt. Grįžau, blėt, iš Ispanijos, nahui, šiltą, įdegiau, visas zagaras, blėt, per savaitę nulinda, blėt, oda visa nulinda, kaip chameleonas pakeičia odą, blėt, kaip gyvatė, nahui, kur kaip kobra, blėt. Šalta, blėt, šalta, 0-10 laipsnių, blėt. Mes dabar filmuojam, galbūt, kaip jau tas drivas išėjęs bus šilčiau, bet, blėt, kaip užpisa, nahui. Pas mus, kada taip šalta, tai, nėra saugu vairuoti galingą automobilį, blėt, tokiais orais. Tai, va, 400 marko gavio yra pats tas, nahui. Supraskit vieną, blėt, greičio matuoklį visur dabar jau, blėt, aš nežinau, į kokį Birštoną važiuotume. Yra viena atkarpa, turint tam tikras technologijas, nereklamuosim, galima, blėt, paspausti vietomis. Bet vėlgi, blėt, jeigu važiuoja piko valanda, tai tu kamštės stovėsi su kitais važiuosi lygiai. Vienintelis dalykas, kuris mums liko, yra tiesiog geras atmosferinis variklis ir garsas, blėt. Viso. Ir dar vienas faktas. Da, atvažiuoja, blėt, su 5 litrų varikliu į Birštoną ir tau, nahui, nereikia sakyti savo mažulį, kad tu eisi krautis, blėt, savo elektromobilio, blėt, kad sutaupyti pinigėlį. Na, supranti, kad he is the one. Jis yra vienas, tas vienintelis, supranti. Jis negaili savo žirgui, blėt. Įpil 20 litrų 100 kilometrų. Reiškia, jis ir negalės man ant gėlių, ant saldainių, blėt, ant papuošalų, ant kelionių. Moteris taip galvoja. Keiskit savo psichologiją, jeigu esat labai gobšus žmogus. Nes gobšus žmonės moka 2 kartus. Toks yra gyvenimas. Nu, va dabar važiuojame ramiu ritmu, 9 pavara įjungta kruiz, nu, vis tiek tą patį kaifą jaučiu. Va tiesiog jaučiu kaifą nuo vairavimo. Mustangas iš savęs nieko nerodo, čia ne M4, nereikia kažkam kažką rodinėti. Tiesiog kruizinam. Ir va, yra Bang & Olufsen Dano aparatūra, subwooferiai, pažiūrim kaip groja. I'm Terminator. Let's go, I'm Terminator. Atsidarėm specialiai langą, kad paklausyt, ar čia sintetiniai garsai ar ne, kaip BMW būna. Grynas V8 garsas, blėt. Eik tu nahui, va čia tai, blėt, gyvenimėlis, sako. Va čia tai garsas. Ne, va, tikras grynas garsas, blėt, jeigu, lauko, kabrioletai yra, blėt, šitos mašinos, aš net nepasiu. Blėt, va, su kabrioletu čia apšiai pizdokas, nahui. Miningitą pasigauni, bet už tą, blėt, geras garsas, nahui. Vėliau pas daktarą ateini, tai kas jam atsitiko, ponas, blėt, su šlapia galva į darbą, ne, blėt, su kabrioletu, blėt, vasarą važiavam, Liepos mėnesį į Palangą, nahui. Ir meningitas atsirado, blėt. Noriu labai jums padėkoti, kad mus žiūrite. Ir norim priminti, kad turime Contribui platformą, kurią galite užmesti šiek tiek šaibų, kiek kam negaila. Mums reikia tai dantistais ir tai dar, kad tai pastovios išlaidos. Tas drivai dabar jau viskas, jau uždyka
sunkiai kažkokią test-drive padarysi, ne tie laikai. Stengiamės, judame, ačiū Jūs, kad mus palaikote, nes realiai be Jūsų palaikymo mes tikrai neištrauktume čia 10 metų. Tai ačiū Jums, kontribui linkas apačioj, aprašymė, благодаренко. Nu, šiandien filmuojant test drive pamatėme Ferraris, pamatėme naujus ten Maserati MC20, tokį geltoną, gražų. Suprantu, kad Lietuvoje pragyvenimo lygis jau taip pakilęs, kad pas mus netgi ir virš 8 revoltų girdėjau ir Lietuvoje, ar net daugiau, Lamborghini. Tai čia 650 000 eurų. Žmonės juda, žmonės perka, tegul džiaugiasi. Asmeniškai aš manau, ar to reikia? Greičiausiai to nereikia, nes tie automobiliai tiesiog stovės garaže. Šitas Mustangas, jis savęs nieko ten super ypatingo nestato, bet žmonėms patinka, kad galbūt jis yra paprastas, jis turi gražų garsą, jis yra praktiškas, dviese galite kaifuoti, važinėti bet kur Lietuvoje ir tiesiog mėgautis vasarą. Jeigu nebijote meningito, galite bandyti pirkti kabrioletą. Aš asmeniškai jo nepirkčiau, bet tai Jūsų reikalas. Jeigu įsivaizduojat, kad kabrioletas yra skirtas tik Ispanijos saulei, pagalvokite dar kartą, nes Ispanijoje niekas kabrioletais nevažinėja per karštą. Rezumė toks, 5 litrai, atmosfera. Kažkada šitų variklių nebebus. Galite džiaugtis, džiaukitės, pirkite, važinėkite, žiūrėkite mus, spauskite like. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad neperjungit kanalo. Ačiū Jums, chebra. Pasaulis yra gražus, nes mes galim deginti atmosferą V8 išmetamasis dujas. Ir dėl to šita gamta taip kiekvieną pavasarį gražiai atsigauna. Žiūrėkite mus, mes susitiksim kitą kartą. Tai buvo 3 dalių projektas, kaip mes pakeliam nuo nulio Mustangą, sutvarkom ir važinėjom. Tikiuosi, Jūs apsisprendėte, ar Jūs norit savo Mustangų ar ne. Susitiksime kitą kartą. Namaste, kintai. Davai.